Sveiki, čia yra Mykolas ir jo draugai. Taip pat ir Gytis. Kaip visada. Mūsų nuotykis yra pažiūrėti mūsų trasą. Mes esame mūsų trasoje dabar. Čia yra mūsų kalniukas. Mes važiuojam ir pro kalniuką pašokam kitą. Ir pro šitą dar pravarom. Ir dar pro čia. Žodžiu, čia yra vadinasi Tarzankė. Va, žiūrėkit, kas čia dabar atsitiko, kodėl čia medis guli. Šita mūsų bazė yra. Mat, kas čia dabar medis guli? Viena ją pakelti. Nelinka. Sunkus. Mes gerai esame užvyko. Gerai. Neis, numetam geriau. Sunkiai bus. 3 tonas sveria. Ką? 3 tonas sveria. Ne 3 tonas, o kažkiek gal. Nežinau, gal iš viso 80 gal gramų. Va. Nu tai sakau, tai žodžiu, dar čia reikia labai atsargiai. Reikia visada reikia turėti šalmą. Ir visada, kaip žinote, čia yra apleistas, iš tikrųjų yra kaip tie, nu kaip tenais yra elektromagnetiniai, yra iš elektros kažkokie tenais prietaisai. Čia kažkokie yra, kaip, čia tokie yra, kaip vadinasi, kaip, žmonės ateina su kamera taip fotografuoja. Nu, žodžiu, geografinė kažkokia pastatai yra, bet čia yra apleista viskas. Mes čia nevarom, nes čia yra labai pavojinga. Mes čia mūsų tokiais ant kalnų, ar čia yra kaip mūsų supinė yra. Čia reikia labai atsargiai, nes čia yra ir stiklubiški. Ir visada reikia dėti šalmą. Nes jeigu be šalmo tu liesi nuo tokio kalnelio, čia gali susidaužyti galvą. Arba kaip su ranka gali. Žodžiu, su mumis, čia yra mūsų dviračiai, kaip mes atlikėme trasą. Su jumis buvo Mykolas ir jo draugai, ir kaip aš Mykolas ir Gytis. Tai nepamirškite uždėti liuksą ir prenumeruoti. Nu, žodžiu, tai iki. Mane laukit dar laukit mano kitų epizodų rytoj. Labai įdomių. Nu, gal bus nepatinkančių kai kuriems žmonėms, arba patinkančių. Ten bus piešimas. Ir dar žaidim, ir apie patį žaidimą, kai mes žaisim su Gyčiu kartu. Va. Tai iki.